Tikroji tėvystė nėra vien žodžiai ar matomos deklaracijos, tai laisvas mylintis apsisprendimas. Kas iš to, jeigu sakai, kad myli, o veiksmais to visiškai neparodai? Juk tavo buvimas, rūpestis ir ištikimybė štai kas įrodo tavoje meilę. Veiksmai be didelių kalbų, bet su didelė meilė. Žinai, esi kviečiamas augti ne maldų gausoje, bet augti stiprinant ryšį su Jėzumi. Augti tyloje ir pasitikėjime, sekant Juozapo pavyzdžiu. Ne visada suprasdamas, ne visada jausdamas Dievo buvimą, bet visada liekantis šalia Jo. Be didelių žodžių, be triukšmo, bet ištikima meilė kasdienybėje. Pavyzdžiui, kai pavargęs tėvas arba motina kantriai lieka su vaiku. Išklauso, paragina, sustiprina, išgydo, apkabina. Pasistenk kurti ryšį su Dievu. Neįkainojamus prisiminimus, kuriais galėsi dalintis laiko bėgyje ir išsaugoti juos savo širdyje. Ko mums reikia, kyla klausimas. Mums reikia tikro tikėjimo, kuris yra paremtas meilės ryšių su Dievu. Štai yra paslaptis paprasta, bet neįkainojama. Augimkime ryšį su Jėzumi, palaimintos dienos ir gero apmąstymo su Dievu.